Sveiki visi, su jumis vėl aš, Mr. Gamer RK ir nauja diena, naujas epizodas. Tai va, aš truputį žaidžiau už kameros ir pasidariau antrą čestą, kai matot viršui. Čia susidėjau medieną. Čia susidėjau po vieną tam, kad tarkim turėsiu virš stako ir galėčiau, tarkim, tuoj parodysiu. Pasiimt taip ir va, mat iškart pasideda kur nors iš tų 4 blokų. Tas pats su medžiu, ąžuolo lentom, raudona akmenė ir beržo lentom. Na, vien žodžiu, su visais dalykais. Tai va, matot, pasidariau diamantinį kirtiklį. Prisimainau obsidiano. Tai va, ką mes šiandien darysim. Aš norėčiau šiaip pasidaryti, kaip enchanting table, lietuviškai būtų kerėjimo stalelį ir pradėti šiaip apdėlioti bookshelfais, nes didesnis enchanting lygis būtų. Paskui, kaip matot, ištaisiau tą dropą ir dabar esu su texture packu. Texture packas peš pur, manau, daug ką žino. Pasidariau čia tokią fermą, nes maisto vėliau reikės. Tai va, einu parūti, ką dar kasyklose radau. Nes nemaino, čia dar truputį tvarkiau, čia neužteko laiptų. Vėliau dar reikės prakasti vieną aukščiau. Na ir fuck, prasidėjo dropas. Jaučiuosi, kai mašinai kokiai kratytų per dubes, kai važiuoji. Tuoj mikrofoną dar arčiau prisitrauksiu, nes užknisa kažkas jam yra labai slabokiškai traukia. Matot, va, radau dar deimantų. Nekasiau aš jų. Čia ironų radau kaulo. Taip, kiek čia jų yra? Man tik XP kyla greitai. Vėl 6, eik tu savo, kai sekasi. Yes! Pagaliau kažkas naujesnio. Ir dar aš galvoju ne tik tą enchanting table pasidaryti, bet ir dar aš galvoju Nether portal. Pragaro portalą. Nusikeltumėm pragarą. Man reikia kelių dalykų ten paušinams. Va, kaip matot. Čia maninaus. Gerai. Tai pradedame tuo, kad man dropas jau beveik užaugo vieną morką. Iš tikrųjų nebeatmenu, koks turėtų būti kambarys. Kokia dydžio. Gerai. Pradėkim statyti. Tarkim, aš noriu, kad jis būtų, tarkim, čia. Kur nors. Čia stovės enchanting table. Čia eis bookshelfai. Vienu blokelį toliau. Tai man reikia dėti per 2 blokelius. Tai čia. O, čia turbūt duris. Na, gerai, tai čia taip, kiek aš manyti. Tai va. Tekšt. Jo. Čia toksai kaip pamatas gaunasi. Šiaip tas Minecraftas, kai yra išverstas į lietuvių kalbą, kartais labai juokingai skamba. Tarkim, bedrock, pamatakmenis. Tai iš bedrocko pasistatyčiau namui pamatą. Norėčiau padidinti ir nebeitų. Ir čia tau būtų pamat akmenis. 9 deimantai.
Neblogai, neblogai. Vieną pasiliekam lentą. 19 lentų tikrai neužteks. Čia dar vieną pasiliekam. Kaip sakant, atsarga gėdos nedaro. Gerai. 1, 2. Aukštis bus, kiek žinau, turi būti bookshelfų 2 ar 3, tai aš jau aukštį darysiu 4. Mūsų va šitą pastatą. Noriu iš karto apsidraust. Va, kaip matot, čia prie mano namų prisitrynė šuva. Daviau vieną kaulą, bet nepavyko jo prisijaukinti. Dėmit. Šitą video filmuoju kaip tik, na dabar ką tik neseniai prieš kokią minutę uploadino 3 dalį, tai vienu žodžiu, žinosit po kiek laiko aš įkeliu video, kada susimastau įkelti, jeigu viskas gerai išeis, turėčiau įkelti šiandien. Ne šiandien, tiksliau rytoj. Na, bet kai žiūrėsit, gausis šiandien. Taip. Nusikerta medžio dar. Laiko tikrai nedaug turim. Šitą epizodą stengsiuos daryti tikrai lygiai 15 minučių, nes kiek žinau, tik po 15 video aš tegalėsiu kelti ilgesnius savo epizodus. Tad shit. Nors kaip yra, taip gerai. Svarbu, kad bent 15 minučių galima kelti. Gerai, dar pasikertam. Varai, bičas. O matot, koks aš rūmeningas. Kaip sakot, neiškelmų spurtas. Mėgam greičiau pasistatom šitą, kad nafik neberūpėtų. Nes paskui mums laiko neužteks, nes dabar tikrai kvailai taip, nes galėčiau vieną ten epizodą ilgesnį, kitą trumpesnį, bet manau, kuo trumpesnį gaunasi, to daugiau epizodų. Kuo trumpesnis video, tuo mažiau padarai. Ir tuo mažiau jums reikia klausytis visų mano šitų nesąmonių, ką aš čia nusišneku. Gaunus, kaip sakiau, gaunus to daugiau epizodų. Ir kas žiūrit, jam įdomu. Tas, jeigu įdomu, laukia kitų epizodų. Tai va, tarkim, kur pusvalandis būtų, o kur dabar 15 minučių. Tai, kaip sakant, mažiau prarandat svarbaus laiko. Taip. Greičiau smėlį maninkis, neturi kasto. Nes gautumėt, kad čia kastuvėlis, bet ne, čia yra kauptukas. Aš iš pradžių rigau, kad kastuvas, bet mane apmulkino. Taip, išsidedam grindas šitai. Ir eisim patį enchanting table pasikraftinti. Kaip tik to pačio atsinešiu duris ir pasidarysim enchanting table. Gerai. 3 šitie, kiek atsimenu, reikia sudėti šitaip ir šitaip. Rimtai, taigi knygos viršui reikia. Knygą toj gausiu, ne taip popierius daros. 3 popieriaus. Taip, reikia truputį paskubėti, jeigu noriu suspėti čia viską padaryti. Knyga. Oda. Oda. Gerai, išteks nusišėkėti. Taip. Turim gerėjimų stalelį. Gerai. Viskas yra gerai, tik aš užmušau duris pasidaryti. 6 lentų.
greičiau iš čia taip viską. Tamsta, reikia apšviesti, kad nesisponintų neprašytų mobų. Gerai. Šiaip kiek kasiniaus norėčiau atrasti mobų spawnerį. Prireiktų tikrai. Tarkim, įdedu deimantinį kirtiklį. Maksimum 6. Ne. Sakant, nepasirašau. Nusitiesim tą takelį. Vėliau jaučiu už kameros nutiesiu, nes video laikas vis dėlto eina, jau aš čia nusišneku 10 minučių. Gerai, pasidarykim dar knygų ir užsenchantinsim. Oi, man tik... Ai, turėtų... Ei, kailiavai. Vienas bookshelfas. Eina, pekla. Dar geriau, kad aš nepasiėmiau medienos. Tavęs daug turiu, tai pasimsiu. Tavęs... 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sudedam po 3. Čia ištelėjam taip. Taigi vienas bookshelf. Ir dabar žiūrėkit, va, privalumas. Tukšt pasideda. Knygas irgi čia pasidėsiu, smėlis keliaus čia, oda čia, ai dar tikrai neišsikepiau auksu. Reiktų armorų, tikrai reiktų, nes paskui gal bus shit, man. Ir dabar aš galiu 7 lygį, mačiau 8. Nuo vieno bookshelf maksimum 8 lygis. Tai va, mano laikas jau artėja į pabaigą ir... Labas, ciuci, neturiu aš tau kaulų, tikrai duočiau. Gerai, mano video artėja į pabaigą ir aš manau turi baigti šitą epizodą. Ir... Aš manau... Eisiu ieškoti karvių. Ai, be to, aš nepaminėjau savo modifikacijų. Ar turėjau jau praeitame video, neatsimenu. Bet vien, žodžiu, turiu tą race minimapą. Paspaudi taškiuk. IM paspaudi raidę def points enable, kai mirsiu, kad rodytų. Čia waypoints galiu add, tai aš pasidarysiu čia. Tada namai, ok, tarkim, back, exit, waypointas ir aš jį matau iš gan tolokai, paskui įsirašiau Optifine, kuris truputį pakelia FPS-ų, numuša tą dropą, nu ką žinau, šiaip daug nieko nedariau, nes įsirašiau Optifine ir tą tekstūrų paketą, Optifine ir race minimapą ir atsigavo. Ai, dar buvo bėda tas, kaip sakiau, frame limiteris. Na, FPS limiter, kitaip būtų. Ir kas žiūrite, jeigu tokių yra, kas komentuoja, aišku, tokių dar nelabai pasibėjau pas save. Kas gero yra iš meškerės su ta morka. Nes aš mačiau, žiūrėjau, turiu puslapį ten Minecraft wiki, nes aš tikrai neatsimenu visų dalykų, kaip craftinti ir yra. Tai va, toks klausimas jums. Ar apsimoka darytis meškerę su morka? Tai va, viso gero, užmeskit laiką, subscribe, jeigu negaila, ir kitame video darysiu tikriausiai karvių fermą. Iki.